Kai buvau studentas, su kolega sugalvojom startuolį, tiksliai nepasakysiu metų, bet kalafiorų kaina Lietuvoje per naktį padidėjo X kartų. Nusprendėm, kad augalus reikia auginti rūke ir taip kažką užsidirbti. Viskas prasidėjo mano kambaryje, kuriame gyvenau, įsikraušiau savo kambario, ten su kolegomis įrengėm laboratoriją, vykdėm veiklą. Nu jo. Kad po to nenusivers. Tyrimų rezultatai idealiu atveju perkeliami į pramonę. Tai va, vienas iš tyrimų yra, kiek galima šviesti raudonos ir mėlynos šviesos, kad pasiektume aukščiausią augalų produktyvumą. Šitą galima įjungti. Studijuoti VDU gamtos mokslų fakultete pirmiausia man reiškia kūrybinę tiek akademinę laisvę. Galima bendrauti su dėstytojais kaip su lygiais, pasidalinti savo hipotezėm. Šitie augalai auginami hidroponikoje. Iš lotynų kalbos augalo auginimas vandenyje. Tai ką mes darome šitoj klimato kameroj? Tikrinam augalo atsaką į šviesą. Kažką išėmų, pasižiūrim. Mokykloje pastebėjau, kad man patinka du esminiai dalykai. Biologija ir chemija. Taip ir nusprendžiau, kad aš noriu studijuoti biochemiją. Pirmiausia, startuolis yra toks labai gyvas organizmas, kur nežinai, kokių žinių tau prireiks. Turi pasitelkti tiek visas savo kūrybinės žinias ir tuo pat metu akademinės žinias. Ta žinias naudoti kaip simbiozę. Pamenu, mes studijų metais irgi ruošdavom buferius, skaičiuodavom, tęsiant istoriją prie startuolio. Idėja prasidėjo dirbant prie tokio tipo aparato, kuris yra dujų chromatografas. Universiteto gamtos mokslų fakultetas gavo užsakymą nustatyti aliejingam tirpale, kiek yra alkoholio. O pati analizė trukdavo apie 5 minutės. Nei tu išeisi, nei kažką įdomaus padarysi. Tai mes su kolega daug kalbėdavom ir to pasekoje gimė idėja, gal reikėtų tos augalus auginti uždarose patalpose. Dabartinis startuolio pavadinimas yra Freya Cultivation Systems. Anksčiau buvo Baltic Freya ir šiai dienai startuolis yra prisitraukęs apie 1 000 000 eurų investicijų. Viskas prasideda nuo idėjos ir noro daryti.